šiek tiek tokia trumpa informacija, kuri atrodo šiaip savaime suprantama, aiški, net be jokių, kaip sakyti, mokslų, žinių, be jokios informacijos. Tai tiesiog paprastai, jeigu ne, tai prisimti atsakomybę, nesvarbu, ar mes prieš žmogų, tarkim, ne, tai ir nesvarbu, ar prieš jo kūną, ar prieš jo subtiliuosius kūnus, kad jeigu aš, ta prasme, skriaudžiu žmogų, nesąmoningai ar nesąmoningai, nesvarbu kaip, tai suvokti, kad aš už tai visada atsakysiu. Tai va, bet jeigu aš kalbu skriaudžiu, darau įsikišimą, ne, kažkaip tai kenkiu tam žmogui, tai suvokti, kad visada yra grąža, bet kokiu atveju. Nesvarbu, ar tas žmogus prisišaukė pats ten tą problemą, ar ne. Tai va, tai lygiai taip pat ir bandant pritraukti kažkokį žmogų, ne, į savo lauką, ką labai dažnai ypatingai naudoja moterys, gal ir vyrai, ne, ten su visokių ritualų, kaip sakyti, pagalba irgi kišas į kito žmogaus erdvę, lauką, eterinį lauką ir fizinį tuo pačiu gyvenimą, ne, kad bando prisitraukti, prisirišti prie savęs. Tai lygiai taip pat yra irgi įsikišimas į kito žmogaus lauką be jo leidimo. Tai va, tai toksai tiesiog priminimas, kad mes galim liestis prie kito žmogaus, ne, prie kito žmogaus kūno, eterinio kūno ir visų kitų subtilių kūnų tik tai tam žmogui leidus, tik tai su jo sutikimu, visa kita yra prieš jo valią. Ir vadinasi, aš už tai turėsiu atsakyti. Ir nesvarbu, ar aš linkiu tam gero ar blogo, kaip sakau, neprašė, nelinkėkim. Tai va, ačiū.